Laidą Lietuva jūrinė valstybė pristato Respublikinė Klaipėdos ligoninė. Labadiena, čia vėl laida Lietuva jūrinė valstybė ir nelabai aš galiu žiūrėti į kamerą, nes šiuo metu atlieku labai sudėtingą darbą, vairuoju didžiulį katerį. Tai siužetas labai įdomus iš lietuviškos Venecijos, iš Mingės kaimo. Mes kalbėsime taip pat apie Šilutės uostą. Galbūt jūs jo nežinote, bet tai bus truputėlį vėliau. Dabar aš atiduosiu kapitono kepurę tikram kapitonui ir pats keliauju į, kaip keista bebūtų, į ligoninę. Kapitonė, prašom. Gerai. Tai yra seniausia lietuviška ligoninė Klaipėdai. Jaunimas kaunasi kaip olimpiadai. Rūšiai peno labai daug čia. Ir galų gale pats uostas yra labai toks, fainas. Na taip, pirmasis mūsų reportažas, iš pažiūros visai nejūrinis, yra apie ligoninę esančią jūros mieste. Ir jis aktualus, nes ką tik paskutinėmis birželio dienomis Respublikinė Klaipėdos ligoninė paminėjo 80-ąjį savo įkūrimo jubiliejų. Truputėlis istorijos. Po 1923 metų sukilimo Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, medicinos pagalba čia vis dar reglamentavo Vokietijos imperijos dekretai, o pagal juos laisva gydytojo praktika galėjo verstis tik vokiškus diplomus turintys gydytojai. Daugiausia tai buvo nelietuviai. Todėl Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, jos pirmininko Roko Šliūpo iniciatyva, nutarė Klaipėdoje įsteigti lietuvišką ligoninę. 1933-aisiais čia buvo 3 skyriai ir 100 lovų. Po to ligoninė daug kartų keitė pavadinimą ir priklausomybę. Šiandien turime modernę gydymo įstaigą su 24 klinikiniais skyriais ir 925 lovomis stacionare. Aukščiausio lygio chirurginės bei terapinės paslaugas čia teikia 210 gydytojų, daugiau kaip 500 slaugytojų. Bendroji investicinių projektų ligoninėje vertė viršija 31 milijoną litų. Visai gali būti, kad šių skaičių ar ilgos 80-metės istorijos detaliai nežino pati jauniausia čia dirbančių medikų karta. Bet tuo išgirsite, šios darbovietės jie nekeistų į jokią kitą. Praėjusiais metais, gegužės 2 dieną berods, filmuodamas Jūrinę valstybę šokau iš valties į valtį ir stiprokai nikstelėjau koją. Ir nežinojau, kad po metų laiko viename Klaipėdos miesto ligoninės kiemelių sutiksiu tuomet mane priėmusi daktarą Mindaugą. Daktarė, ar atsimenat mane? Visada labai malonu. Ačiū Jums, nes šiandien tikrai jaučiuosi gerai. Tada buvot metais jaunesnis ir aš buvau metais jaunesnis. Ir kelinti tai buvo metai jūsų darbo Klaipėdos ligoniniai? Tai buvo 2 metai. 2 metai, kaip dirbau Klaipėdos. Ar per tuos metus tapot labiau klaipėdiečių? Aš esu kilmės gargždietis, tai yra šalia Klaipėdos. Tai praktiškai čia mano žemė, aš čia nuo sėklos iš daigų ir užaugęs. Kaip atsiradote Klaipėdoje? Irgi esate klaipėdiški? Ne, aš Vilnietė. Vilnietė atvažiavo dirbti į Klaipėdą. Ilgai rinkausi ligoninę, kurioje norėčiau dirbti. Daugiausia dėmesio kreipiau į tas gydymo įstaigas, kur įdiegta naujausia medicininė įranga ir dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistai, taip ir išsirinkau šitą ligoninę. Aš tai, žinot, esu iš tų truputėlį jau matyti senoviškų žmonių, aš žiūriu į jaunus daktarus, man labai gražu, bet man visą laiką tokia knieti mintis, ar nepabėgs jie ten į Švediją, į Daniją. Aš manau, kad kviečia gi, ar ne? Kartu su mumis buvo atvykęs vienas kolega irgi, taipogi Vilnietis dirbti ir, paviliojo jį Daniją. Nu va, o kodėl jūsų nepaviliojo? Vis tik tai, aš nežinau, ar čia patriotizmo reikalai, ar čia jums pinigai nerūpi? Manau, kad čia yra meilė mūsų žmogui, lietuviui ir to galimybės bendrauti tarpusavyje, nes manau, kad net pirks tie pinigai, kurie yra užsienio valstybės. Na, o ten niekada mes nebūsim savi. Ar ne per sunkią profesiją pasirinkot? Nes, suprantat,
Ir budėjimai turbūt naktį, ir, gydytojo darbas tikrai nelengvas. Tikiuosi, kad ne. Šitą profesiją verčia nuolat tobulėti ir tai labai džiugina. Kai myli žmogų, nėra sunku. Nei bodėti, nei dirbti. Ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Zigmas Juzumas valandas galėtų jums pasakoti ne tik apie pačius naujausius diagnostikos ir gydymo įrenginius, bet taip pat ir apie gausybę ligoninėje esančių meno kūrinių. Jo dėka pakliūname tiesa tik po atitinkamų procedūrų ir į operacinę. Kiek yra operacijų per dieną apytikriai padaroma? Visų rūšių. Mes padarom per metus 12 000, tai būna įvairiai, taip, 12 000 operacijų, tai yra, sakysim, per dieną būna ir 40, ir 38, ir 35. Ir mes dabar patenkam į rankų plovyklą. Dabar daktaras Mindaugas, atlieka artroskopinę kelio sąnario operaciją. Jisai per mažus pjūvelius, 3 mm pjūvelį, įveda optiką, instrumentus ir optikos pagalba jisai žiūri į monitorių ir tada, atlieka kažkokią tai procedūrą, ko reikia. Visai ligoninei išrodyti ir valandos nepakaktų, tad stabtelime ties naujų magnetinio rezonanso aparatu. Pagerėjusios diagnostikos galimybės leidžia juo tirti nestandartinio kūno sudėjimo pacientus. Perfuzijos tyrimai padeda greičiau aptikti kraujotakos pokyčius, spektrografiją įvertinti medžiagų apykaitą. Ir apskritai tyrimas, kuris anksčiau trukdavo valandą, dabar atliekamas per 15-20 minučių. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad kasdien ištiriama 3 kart daugiau pacientų ir kad eilių praktiškai nebeliko. Dar vienas ligoninės pasididžiavimo objektas – moderni automatinė dezinfekcijos mašina su ultragarsinio plovimo funkcija. Ji ypač praverčia, kai reikia dezinfekuoti ortopedinius, laparoskopinius ar artroskopinius instrumentus. Visiems suprantama šios technikos privalumas taip pat yra greitis. Procesas tetrunka 30 minučių ir tokią techniką visame Pabaltyje turi tik Klaipėdos Respublikinė ligoninė. Tačiau su Zigmu Juzumu, vyriausiojo gydytojo pavaduotoju, kalbame ne tik apie tai. Taip, daktarau, kas čia? Tai noriu pristatyti, turime tokią galimybę transliacijos iš operacinių mokymo tikslų, kadangi esame mokymo bazė, turime studentų, rezidentų, mokiname, vykdome konferencijas respublikinės, tarptautinės ir galime transliuoti iš operacinių tiesiogiai vaizdą į mūsų konferencijų salę, į kitas šalis ir esam jau turėję konferencijų, kada transliacija vykdavo į Norvegiją, Suomiją, Švediją, į pačių operacijų transliacijų? Pačių operacijų ir diskusijų, kurios vyksta pabaigus operaciją, nes pranešėjas ir gydytojas, kuris rodo operaciją gyvą, labai kyla daug diskusijų, daug klausimų, bet to jisai daro pranešimą su teorinė dalim ir jisai, žodžiu, tą mes galime transliuoti. Tai va čia turime tokį pultelį, kuris, sakysim, vieno pultelio galimybės yra tokios, kad mes galime suvedę tam tikrus internetinius adresus, mes galim skambinti, šiuo atveju pabandykim paskambinti, sakysim, į Suomiją ir mes galim paskambinti ten, kur mes, sakysim, iš anksto sutarę, kad ten kažkas tai žiūri, kažkokia gydytojų grupė ar kažkokia tai studentų grupė ir mes tenai, sakysim, galim vykdyti transliaciją. Aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, elementariai atrodo vazelė, bet čia kažkas turėjo pasirūpinti, kad jų taip gražiai atrodo. Tai čia yra mūsų, iš tikrųjų tai yra didelis ir gydytojo nuopelnas, jis labai yra meno didelis mėgėjas ir žinovas ir jisai labai bendrauja su menininkais, skulptoriais. Ir jūs pasakėt, kad tarėtės ir vis tik nutarėt, kad ligoninė turi būti ne tik sveikatos kalė, bet ir gražu joje. Darydami bet kurią rekonstrukciją ar tą patį remontą galima išsireikalauti iš meistrų, iš statybininkų, kad jie tą padarytų, ką gali padaryti standartiškai, kad padarytų gražiai. Kitas dalykas, daug bendradarbiaujame su menininkais, kurie mums tiesiog paskolina savo kūrinius. Šitie kūriniai nėra pirkti. Ligoninės jubiliejus, kaip tik šį birželio mėnesį yra 80-mečio proga. Va šitas kūrinys yra Jonkaus skulptoriaus. Mes galim užeiti palatėlę, pažiūrėsit, kaip, sakysim, palatos padarytos. Va taip, kaip ir minėjau, yra pagalbinės.
Ar priimsit mus? Labo Dievą. Čia va, ligonis mūsų. Prašom nesikelt. Mes tik norim pažiūrėti, kaip čia. Nu, va, yra... Kaip sekasi? Sveikstat? Taip. Nu, tai va. Geri daktarai, neskriaudžia. Pasakykit, iš kur esat, iš kur kokia geografija mūsų? Iš kur? Prienų netgi. Oho. O kaip čia, arčiau nėra ligoninių? Yra, bet čia dukra gyvena nelabai toli, Juodkrantėje. Daktarai geresni. Tai labai smagu, labai smagu. Pažįsta kai kuriuos. Aišku. Sėkmės tamstai. Nu, palatėlės yra su sanitariniais mazgais, va, žodžiu, tokios Tai idealios palatos. O dabar dar viena tema – ir medicininė, ir ekonominė. Nacionalinės sveikatos priežiūros strategijoje ryškus restruktūrizacijos procesai. Apie juos žino ir kiekvienas mūsų žiūrovas. Nedidelės medicinos įstaigos jungiamos į vieną centrą. Apie tai ir pradedame kalbą su Respublikinės Klaipėdos ligoninės vyriausiųjų gydytojų Romaldu Sakalausku. Per eilę metų, sakykime, mes džiaugiamės, kad buvom tie pionieriai, kur visada tiksliai vykdėm užsibrėžtus tikslus, ne tik tai gydymo įstaigos, bet ir pačios ministerijos vyriausybės. Kaip pavyzdį paminėčiau antrą restruktūrizacijos etapą, trečią restruktūrizacijos etapą ir 4 buvusios gydymo įstaigos, kuris buvo Klaipėdos mieste, tai yra odos ligoninė, turėjo 120 lovų, tuberkuliozės ligoninė, psichiatrijos ligoninė. Jos visos tapo kaip filialais ir tikrai tos paslaugos nesumenko, nepablogėjo, o kaip tik taip tapo konkurencingesnis ir patiems miesto gyventojams, Klaipėdos krašto gyventojams, jos tapo prieinamesnės ir žymiai pagerėjo jų kokybė. Jei šiandien Skuode bet kurio ligonio paklaustumėte, kurgi jis gydėsi, atsakymas bus vienodas – Klaipėdos ligoninėje. Nors šis pastatas yra už 80 km Skuode, čia Respublikinės ligoninės filialas. Pagal iš anksto sudaromus grafikus, kiekvieną savaitę į Skuodą konsultuoti atvyksta 12 specialybių gydytojai. Na, o jei ligonis sunkus, jis iškart nukreipiamas į Respublikinę Klaipėdos ligoninę. Kad viską iki galo suprastumėm, dabar padalinių vadovų ir išklausykime. Daktarė, mes su jūsų vyrgydytoju diskutavom apie tai, kad dabar jūs esate tik filialas. Aš manau, kad jūs norėtumėte būti gal centras. Kaip čia yra? Nu ne, žinot, iš tikrųjų tas dalykas, kada susijungia eilė ligoninių ir tapo toksai didžiulis centras, tai yra didžiulis pliusas. Jeigu savarankiškas dispanseris ar ligoninė, reikėtų prašyti, kad pakonsultuotų kitoj ligoniniai. Tai yra papildomos sąnaudos ir visa kita. O dabar finansai ir laboratorinis visose rankose ir galima pasinaudoti kolegų pagalbą ir pacientams suteikti ypatingai normalią, gerą, taip kaip yra suteikiama pagalba somatinėm lygom sergantiem ligonėm, taip ir viskas yra suteikiama dabar sergantiem arba turintiem problemų su psichinė kažkokia tai sutrikimais. Mes turim labai daug teigiamų bruožų to, kad esam filialas. Visų pirma, labai dėka Respublikinės ligoninės, tai yra didelė ligoninė. Bendri finansai tai yra ne mažos ligoninės finansai. Tai yra labai didelis privalumas ir piniginių atžvilgių, nes mes sutaupom pinigus skirdami tikslinį gydymą ir ligoniui, nes jis iš karto gauna tai, kas jam yra reikalinga. Kitas dalykas tai yra konsultantai, specialistai. Mes pas mus ligoniniai dirbo tik tai gydytojai pulmonologai. O tuberkuliozė ligoniai, sergantis tuberkuliozė, jie stacionariai išbūna gana ilgai, nes toks tuberkuliozinis gydymas jau yra. Ir nepasakysi tokiam ligoniui, kad tau dabar širdies ritmo mes negydysim, o kaip tu išsirašysi, gydysim. Arba, sakykime, jam yra tenopalygė ar daugybė. Juk yra daugybė gretutinių ligų. Ir čia jau net kalbos nėra apie kokį prisišaukimą, tau reikia, tu skambini, užregistruoji vėžį.
Ištyrimas pagerėjo tikrai, ne tiesiog 14 net kartų pagreitėjo. Tai vis dėlto yra didelė reikšmė ir mum kaip specialistams, aišku, nes daug maloniau dirbti, kada tu gali padaryti viską, ką tu gali, ir aišku, ligoniams, kuriems tu gali suteikti gerą pagalbą, kokybišką tą paslaugą ir greitai ir laiku. Apie filialus ir padalinius kalbą pratęsim. Dabar norime parodyti jums juos ne iš vidaus, o iš išorės. Didelė jų dalis buvę namai vaiduokliai, ilgus metus neremontuoti, o šiandien švytintis. Tarp jų ir Respublikinės ligoninės lėšomis atstatyti, bei ateinančioms kartoms saugomi architektūriniai paminklai. Bet ne parodiniai, o sveikatai tarnaujantis. Ne veltui sako, kad ir aplinka patį pacientą gydo. Tai iš tikrųjų mano kaip vadovo buvo tokia siekiamybė ir mano šalia esančių administracijos darbuotojai, kurie kartu dirba, kurie veda ligoninę gydymo įstaigą į priekį, tai kad žmogus jisai nebūtų slegiamas, prislopintas, kad pateko su savo liga ir plus dar, sakykim, yra blogos palatos, negražios, mažai šviesos. Tai šitas liktai amortizuoja tą aplinką, kažkiek tai padeda išgyventi tą tokią pačią niūriausią tuo metu, išeinant iš ligos ir kovojant su liga. Nes pasidaro, sakykim, gydytojas ir pacientas kovoja kartu prieš ligą ir tai yra daugiausia, kad jie nugali. Tai iš esmės tai aš būčiau už tai. Tai turi būti, sakykim, visada gražu, kiek tai įmanoma. Antrojoje laidos dalyje kviečiame į pačius unikaliausius Lietuvos gamtos kampelius – į Mingės kaimą, Uostadvarį ir Krokų lankas. Dėmesio sporto mėgėjams – unikalūs kadrai iš 9-ųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių. Jau netrukus.